šalies čempionu, po to išvyko į Kazakstaną ir grįžo galiausiai į Lietuvą, į Pakruojo Kruoją, o dabar atstovauja Šiaulių ekipai. Smūgis į vartus, smūgiavo dabar Artūras Rimkevičius, Emilijui Zubui. Ir to padaryti tikrai neleis. Dabar į baudos aikštelę keliamas kamuolys, iš toli muša ir kamuolį į vartus siunčia Markas Andželkovičius. Netikėtumas startinėje sudėtyje, tačiau ne iš gero gyvenimo, galbūt ir sakykime taip. Šiandien rungtyniavo Leonidas Mušnikovas, o čia kokį įvartį dabar muša Igoris Kozlovas. Fantastiškas smūgis, 20-ąją rungtynių minutę Igoris Kozlovas. Vandens, kurio buteliuką davė vyriausiasis treneris. Dar vienas smūgis ir apsigina Šiauliai, kaip dabar. Pinė dvikova, galbūt taip dar yra nuo Kauno laikų. Taip kalbėjo Artūras Rimkevičius, čia Janis Udinovas. Perdavimas Mantui Savėnui, Savėnas guldo du futbolininkus, dar kartą perdavimas jam ir dabar labai gražiai vienas kitam kamuolį skirstė. Tas perdavimas pasibaigė tuo, kad Panevėžio ekranas gali suregzti dar vieną ataką. Mindaugas Malinauskas susiduria su problemomis. Šiauliečiai netgi likus 20 minučių ir atsilikinėdami dviem įvarčiais gali, o dabar iš toli ir labai pavojingai muša Žuvenalis. Kamuoliu Fofana Adama antrą kartą iš eilės, o Aurimas Kučys siuntė kamuolį vienu lietimu, būtent Fofana Adama. Mantas Savėnas perdavimas ir čia smūgiavo į vartus. Dabar Ramūnas Radavičius. Šis palieka kamuolį Žuvenalis Igoriui Kozlovui. Kozlovas į baudos aikštelę. Čia galėjo kamuolį į vartus nukreipti dabar Laurinas. Minutę. Santiagas Kesanelis. Kesanelio išpolis ir dar vienas perdavimas čia. Robertas Veževičius smūgiavo į vartus ir labai nedaug trūko, kad Robertas Veževičius įmuštų ir čia Igoris Kozlovas. Ilgai nesiskiria su kamuoliu, tačiau to ir nereikia. Ilgas driblingas ir ilgai klaidina vieną po kito varžovus, o čia kamuolį į vartus siunčia Rokas Urbelis, lygindamas rezultatą. 70-ąją rungtynių minutę Rokas Urbelis aikštėje pasirodė ką tik. Šiaulių šokis. Partneris prie kamulio dabar nesuspėja. Kučys. Fofana Adama. Fofana Adama suklaidina kelis varžovus, smūgiuoja iš toli ir nepataiko į tolimą į vartus. Kesanelis. Iš toli muša Santiagas Kesanelis, sėkmingai žaidžia Emilijus Zubas. Pusėje yra Aurimas Kučys. Markas Andželkovičius smūgis į vartus ir po kaip sudrebina dabar Markas Andželkovičius. Markas Andželkovičius į baudos aikštelę. Čia Ignas Dedura, čia ir Fofana Adama pabandė smūgiuoti per save, muša į vartus. Dabar Šis aikštės viduryje siunčia kamuolį į dešinę Vitalijui Kavaliauskui. Kavaliauskas prieš Žuvenalį į baudos aikštelę. Mindaugas Malinauskas dar kartą gelbsti savo komandą, o dabar jau išsigelbėti šiuose rungtynėse. O čia Vitalijus Kavaliauskas, jo perdavimas Markui Andželkovičiui. Andželkovičius apsisuko, smūgiuoja vartus ir Intaras Kirchneris išgelbė.